Gruodžio 14 diena. Linksmybės. Iki kalėdų liko 11 dienų. Gruodžio 14 kalėdų miestelyje nuo pat ankstyvo ryto kvepėjo pramogomis. Oras linksmybėms buvo itin palankus. Aplink spindėjo balto, šiek tiek drėgno sniego pusnis. Veidus kandžiojo nedidelis šaltukas, o vėjelio nebuvo nė kvapo. Trumpai tariant, tobulas sąlygos šiaurės pokštams ir žaidimams. Tuojau po pusryčių mažieji miestelėnai tekiniai išbėgo į gatveles ir nieko nelaukę pradėjo dūkti. Paslapčiomis sulig delne apvalė gniūžtę ir nutaikęs tinkamą progą, kad niekas nemato, Lovis švystelėjo tiesiai Edžiui į nugarą ir čia pat apsisuko, tarsi tai būtų ne jo darbas. Atsisukęs atgal Edis apsidairė, tačiau visi buvo užsiėmę savais reikalais. Atrodė, kad sniego gniūžtė būtų nukritusi tiesiai iš dangaus. Kiek padvejojęs Edis taip pat pasisėmė saują sniego. Čia pat sulipdė kamuolėlį ir sviedė jį tiesiai 365. Nustebęs elfas mestelėjo tokį pat sulipdytą sniego gabalėlį atgal į Edį ir kad nebūtų per mažai panašų paleido į brūkšniuką. Staiga kažkuris miestelėnas, gal Kalvetas, gal Ferdis, gal Krosas, o gal ir Jonas Augustinas, garsiai šūktelėjo: "Karas!" ir visi kaip pašėlę pradėjo svaidytis drėgnos sniego gniūžtėmis. Kamuoliai skraidė į visas puses, išsiblaškydami tai kažkam ant nugaros, tai ant rankos, kepurės, ant kojos. Elfai taip garsiai plyšavo juokais, kad akimirką miestelis pavirto tikra juoko ir klegesio karalystė. Kur tik be pasisuksi, visur spindėjo mažųjų šypsenos ir balti dantukai. Iki nugriuvimo užsidūkę elfai galiausiai sukrito į pusnį ir visi šlapino ir ilgai plyšavo juokais. Po minutėlės Karamelei šovė mintis: kadangi esame permirkę iki paskutinio siūlelio, gal gaminkime sniego angelus? Ir taip pat būrys mažųjų puolė šokinėti ant balto sniego. Sugulę elfai skieščiojo rankomis ir maskatavo kojomis, taip pat ant sniego išmindžiodami kas drugelį, kas kaspinėlį, bet greičiausiai tie įspaudai labiausiai priminė sparnuotus baltus kalėdų angelus. Pravėręs duris kalėdų senelis pro plyšį stebėjo elfų šėliones. Jo šypsena išsiplėtė nuo ausies iki ausies. Taip smagu atrodė lauke, jog norėjosi įsibėgėti ir šokti į pirmą pusnį. Tačiau prisiminęs, kiek daug darbų dar reikia atlikti, nuramino savo įsišėliojusias mintis ir užvėręs duris nušlepsėjo atgal į kambarį. Tuo tarpu elfai siuto toliau. Pripiešę ant sniego tūkstančius angelų, miestelėnai nutarė išsitraukti roges ir slides. Kad šios sniegu šliuožiančios žiemos pramogų transporto priemonės būtų tinkamai paruoštos, iš pradžių reikėjo jas gerai ištepti vašku. Pasigriebę po sudegusios žvakės likutį, bimoliu su krosu trynė rogių pavažas net išraudė. Kiekvienas norėjo kaip vėjas lėkti už visus greičiausiai. Tad kaip įmanydamas ruošė savo reikmenis. Kai visus slidės, snieglentės ir rogės jau buvo tinkamai paruoštos, visi sugužėjo prie artimiausio kalno. Paprastai užlipti ant jo ir nučiuožti nebuvo įmanoma, nes kalnas buvo padengtas puriu sniegu ir rogės klimpo tarsi į pelkę. Reikėjo kalno trasą tinkamai sutrypti ir sniegą suspausti. Susikibę rankomis elfai sustojo į ilgą eilę vieną šalia kito, tarsi kareiviai kariuomenėje, ir pradėjo trepsėti savo storapadžiais batais. Mažieji trypė, trepsėjo, mindžiojo ir plūkė sniegą, kiekvieną kartą žengdami vieną žingsnį į viršų, kol galiausiai atsidūrė pačioje kalno viršūnėje. "Oho!" sušuko Krosas, "tik pažvelkit!" mostelėjo ranka. Visas kalėdų miestelis nuo kalno atrodė tarsi didelis skruzdėlynas. Gatvelės raizgėsi ir pynėsi tarsi gijos, o maži nameliai buvo panašus į nedidelės dėžutes arba į cukraus pudrą nubarstytus imbierinius namelius. Apskritai, miestelis iš aukštai atrodė labai panašus į Karamelės keptą ir dekoruotą saldų kalėdinį miestelį su seniu besmegeniu viduryje. Nusliuogęs žemyn, kiekvienas elfas čiupo savo transporto priemonę ir prasidėjo tikros lenktynės. Visi pasijuto tarsi Dakaro ralyje, kas stačiomis, kas atsisėdęs, kas pasistumdamas valsdomis, kas pritūpęs, mažieji visų greičių pasileido nuo kalno. Pralenkęs varžovą, kiekvienas nevengė pademonstruoti savo linksmos grimasos ar juokingos mimikos. Beveik visiems teko nugriūti ir vėl atsikelti, tačiau niekas neketino pasiduoti. Vakarop, kai kiekvienas elfas nuo kalno nusileido 215 kartų, visi susiginčijo, kuriam sekėsi geriausiai. "Aš 5 kartus buvau pirmas", prakalbo brūkšniukas.
Negali būti, kalbėjo Ferdis. Aš 4 kartus pro tave pralėkiau ir man atrodė, kad tu tik stovi. Nesąmonė, sušuko Krosas. Juk visiems aišku, kad aš esu greičiausias iš visų elfų. Tai nekelia jokios abejonės. Brangieji, nesiginčykime, susikibusios tarė Karamelė ir Tina. Verčiau pasimėgaukime vakaru iki pat jo pabaigos. Argi šiuo metu svarbiausia surasti laimėtoją. Geriau eikime ir įsirenkime čiuožyklą. Taip visi elfai atsidūrė centrinėje aikštėje prie čia stovinčio senio besmegenio. Kibirai sunešę vandenį išpylė aplink ir bemat miestelio viduryje užšalo tvirtutėlis, lygus kaip stiklas blizgantis ledas. Kad būtų dar įspūdingiau, Kalvetas kelis sykius pamojo, sukėlė sniego dulkių debesį ir ledas sužėrėjo įvairiomis vaivorykštės spalvomis. O kad būtų dar jaukiau, nuo miesto šviestuvo sklido lėti gelsva šviesa. Pagal langės savąsias pečiūros elfai sukosi rateliu, ant ledo išraitydami įmantrias figūras. Bimoliai šoko su šluotai tarsi mergina, kreipdamasis į jauną damą, kelis sykius apsuko ratu ir pasilenkęs karštai pabučiavo. Dinderis atsitempė pagalvę ir kiekvieną kartą krisdamas kyštelėdavo ją po užpakalį. Karamelė, įsijautusi į ledo šokėjos vaidmenį, čiuožė kartu su Jonu Augustinu. Kelis sykius atsispyrusi, ji braižė pačiūžomis ilgą sukinį kairėn, tada dešinėn, o Jonas Augustinas vos įstengė laikytis, kad abu neišgriūtų aikštės viduryje. Tina pakeldavo tai vieną, tai kitą koją, ji priminė gležną paukštelį ir šį vakarą daugiausiai draugavo su Kalvetu. Krosas šliuožė kaip pašėlęs, tai įmantriai pritūpdamas ant vienos kojos, čia pat atsistodavo ir stryktelėdamas įspūdingai pašokdavo. Įsibėgėjęs elfas kelis sykius net išsuko ore atbulinį salto, o brūkšniukas su Ferdžiu tarsi įgelti vis dar lenktyniavo vienas su kitu, bandydami išsiaiškinti, kuris šiandien yra vikresnis ir greitesnis. Nučiuožė kelis ratus aplink senį besmegenį ir stabtelė aikštės kampe, elfai vėl pradėjo garsiai ginčytis. Juk ar nematei, juk ką tik aš parčiuožiau pirmas. Pačią paistį, pyktelėjo Ferdis. Jau pirmąjį ratą tave smarkiai aplenkiau, o čiuožiant antrąjį tavęs išvis nebesimatė. Meluoji, suriko brūkšniukas. Esu įsitikinęs, kad ant ledo aš nenugalimas. Tavo įsitikinimai klaidingi, mestelėjo gal Ferdis. Ei, bičiuliai, įsiterpė Krosas. Na, argi verta laidyti liežuvį dėl niekų? Gal geriau rytoj iš pat ryto surenkime Kalėdų miestelio sporto žaidynes? Jų metu ir išsiaiškinsime, kuris greitesnis ir kas ko vertas. Puikiai mintis, pritarė elfai. Laukiu, nesulaukiu rytojaus, šūktelėjo 365. Kulniuodami varveklio gatvele į svečius pas Joną Augustiną, brūkšniukas su Ferdžiu pažvelgė vienas į kitą. Rytoj aš įrodysiu savo tiesą, tarė brūkšniukas, lipdamas Jono Augustino namelio verandos laiptais. Dar pažiūrėsim, po nosimi sumurmėjo Ferdis.